Nepastebėjot, kad dabar pradėjo šiek tiek sunkiau pradėti darytis uždirbti pinigus, apgaudinėjant. Bet jeigu tu sukčiauji, tu nesi sąžiningas su savimi, tavo klientai kažkaip tai pradėjo tai pastebėti, ar tu to nesupranti, bet jie kažkur tai pradėjo dingti, nepirkti, nesisekti, kažkas tai vyksta, ne? Tai yra paprasti mechanizmai, kurie vyksta pasąmoniniai. Vat ir šitą dalyką žmogus jisai nesupranta pats, bet jo pasąmonė, jo vidiniai dalykai iš karto skanuoja, kuris žmogus sukčius, kuris natūraliai pasakoja tai, ką jis išgyvena, jūs tą jaučiat. O tas, kuris pasakoja, bet to neišgyvena, ką jisai pasakoja, jūs jau matote ant jo balso tono, ant jo, kaip sakant, kokios jo akys yra, kokia visa mimika, kur yra manipulacijos, kur yra anksčiau, kaip sakant, kas veikia, dabar šiuo metu tas neveikia. Arba labai stipriai sumažėjo tas poveikis. Anksčiau buvo galima parduoti, kada žmogaus viduje ten buvo trūkumas, dar ką, visi čia dėl to, kad, kaip sakant, neliktų to locho pozicijoje, tai griebė pirkti ir panašiai. Buvo čia tos manipulacijos, jos labai puikiai veikia. Štai įmesiu straipsnelį, kurį šiandien parašiau į komentarus, dasiskaitykit, kodėl taip yra. Tai vat yra pasąmoniniai mechanizmai, kurie anksčiau veikė, dabar nustoja veikti, todėl kad daugiau žmonių sąmoningėja. Visi atsisuka link savęs ir tu turėsi tą padaryti. Nes tas mechanizmas, beje, jisai pradžioj, kada atsisuki į save, tu nustoji apgaudinėti, nustoji manipuliuoti, nustoji versti daryti kažką. Pradžioje atrodo sumažėja tas rautas žmonių, sumažėja pinigų, toks yra pereinamas periodas. O paskui pradeda viskas eiti į gerą pusę, todėl kad tu pereini, tavo aplinka pradeda keistis, jie visą tai jaučia, mato, jie tada pasitikė ir ateina natūraliai pas tave pirkti tavo produktų. O kol tu aferiūga esi, tai iš toli tave mato, tu gali labai fainai žodžiais kalbėti, apsimetinėti, sudėti tą kaukę, būti fantastiškai įtaigus. Nu, apgausi kažką, apgausi, taip, nebus, kad visai nieko. Tau pasąmonė sukurs tau, kad iš bado nenumirtum, bet tikrai nepravopsi. Tai va, iki.